Antradienis, 13 gegužės. Atlikėm, rėžiam dabar be gailesčio smidrus visus šilės. Nes, yra dalis vienas kitas, bet tokie, čia taip pavalgyti čia ir dabar. Bet iš esmės jau beveik baigiam. Vakar biški kažkiek ir šiandien baigsim beveik visą. O ten jau pačiam lauko gale žmonelė baigdinėja. Ir bus kvit. Lauksim naujai ataugančio, jau tikiuosi šalnų nebus. Aš dabar jau traukiu savo smidrų pjovimą, einu, pasikursiu traktoriuką, reikia pasikabinti purkštuvą ir pamaitinti česnakus. Surūt. Tik atvarom, tai persikabinam, nusikabinsim kaušą. Čia va lyginausi prieš tai kiemą. Buvau prisisėmęs molio, kad sunkesnis kaušas būtų belyginant. Dabar važiuojam, išpilsim tą molį, tada pasikabinsim purkštuvą ir pilsim vandenį. Varom. O tai būna, paskolini žmogui įrankį, padargą, kaip čia be pavadinsi. Tai jisai kauptuvą smidrų, aš jį pats dariausi. Jisai dabar jau už traktoriaus. Tai jisai buvo pastatytas, va ten prie priekabos stovėjo. Žmogus pasiskolino, sako, tai žinai, kur guli, nuvažiuogi pasimsi. Nuvažiavo, pasiėmė, atvežė, bet pastatė čia. Bet pastatė taip, kad aš vienas negaliu jo patraukti, nes jisai per sunkus, matyti, jie dviesi iškrovė gal iš priekabos. Tai dabar, jeigu reikėtų plugelių, negaliu paimti, jeigu vagatuvą reikėtų, purkštuvo dabar reikia irgi negaliu paimti. Dabar turiu persistatyti, ten nuvežti, tada pasikabinti, žodžiu, reikalų kaip visada, bet, toks jau tas gyvenimas mūsų. Pasitvarkėm, neparėjo ne pas valanduką. Atsivežėm tą kopiką, susikabinom, pilom vandenį. Nežinau, ar šiandien spėsiu, jeigu šiandien nespėsiu, gal rytoj po darbo kažkaip, bet jau reikia nupurkšt atgaivinti tuos česnakėlius, tai pilom vandenį, žiūrėsim, jeigu lik laiko, tai gal dar šiandien. Dar purškėt jūs, kai naktį būna, pavyzdžiui, +4 žada rytoj. Parašykit man kas nors patarimą, ar galima purškti +4 naktį, ar vis tik tai laukti, kad būtų šiltesnė temperatūra. Penktadienis, gegužės 16 diena. O ten va geras eina. Nežinau, ar matysis, palauk, pabandysim pasverti. Stipriai užintis visai pažemiui. Taip. Lemba. Kaip sugalvot, kad piktžolės neaugtų, augtų daržovės? Niekaip. Nors ir darbus veja, žolynai visur, va taip, visur, pakraščiai, pienės, žydė, jau va, pukus leidžia. Kažkur esu skaitęs puko, jeigu gerai vėjas pakelia puko, tas pienės pukelis lekia kažkur tai apie 1,5 kilometro. Tai aš ten kaimynus apdovanoju, čia manęs irgi aišku krenta, bet apdovanoju ir kaimynus. Bet už tai reikia pabandyti kamerą įjungti, kadangi jau va antrą savaitę kaip uždengtos braškės, kadangi nenorim nudenginėti, kad nenušaltų, tai pienėm kaip gerai čia žydėti, ojei. Tai parodysim, kaip nors gal įkišim per kampą. Nagi, lendam, pasižiūrim, kaip čia kas viduj, aš pats man pačiam įdomu, va. Čia toks vaizdas, kad ne braškynas, o pienių karalystė. Gerai, lyskat gal.
Va, kokie gražiai du eina pažemiui. Vienas ir antras. Bet tyliai eina. Jo, tikrai tyliai. Ja, vis tik tai vyksta karinės kažkokios pratybos. Ką mes šiandien planuojame? Planuojame šiandien nusiimti nuo traktoriuko bačkutę, kur prileista. Taip ir nepurškiau, nes žada tai lietus, tai šalta, tai minusas. Šiandien vėl naktį buvo -2. Nu, negali purkšti to augalo skatinti augimą, jeigu jis vis tiek nepasisavins tų visų medžiagų. Tai žodžiu, situacija yra tokia, kokia yra, gamta myli taip, kaip myli. Nu, kaip pamatė šiuo metu, bet negalima ant jos stipriai bartis, nes jinai gali pamylėti dar labiau, nes dar jinai gali pagalvoti, tu dar nežinai, kas yra blogai, tai aš tau tai parodysiu. Tai kadangi vis tiek yra ta diena penktadienis, kada aš dirbu ūkyje, tai šiandien nusikabinsim bačką, nusikabinsim mulčerį, pasitikrinsim, dar šiemet nebuvo. Nu ir bandysim šitas visas pienės apdaužyti pakraščiai, va čia visur, va, kur prieisim. Su mulčeriuku davai biškį pasidarom tvarkos, nes, nu, žiauriai, čia viskas augo, užaugo, peraugo. Po to užsikabinsim frezą ir sufrezuosim šitą tarpą ir tą tarpą. Todėl, kad reikia jau sodinti kopūstus. Kopūstai yra šiltnamyje jau gražiai išdygę. Tai kad einam, kabinam viską, ką galim nukabinti, užkabinam, ką galim užkabinti. Va, jie kokį ratą čia padarė, kaip įdomu. Bet tie lėktuvėlį, nežinau, ar matysis, dabar jau per beržus gal nesimatys. Nu, žodžiu, degalus eikvoja. Bet, nu, kaip ir sporte, taip ir karybai, visur turi būti pasiruošęs visada. Nu, atrodo gražiai, va, 3 lėktuvai iš paskos eina. Atrodo efektingai, bet tai biški kraupiai, bet efektingai. Tai, pabandom pažiūrėti, kaip jie čia eina. Va. Va, 2. Va, dar vienas. Debesis pikti, eina žemai padebesiais. Katytė, 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 labas. Einam, duosim tau ėst. Keičias aplinkybės, žadėjom kabint mulčerį, bet paskambino kaimynas, reikia jam pafrezuoti biškiais, ten vynuogės augina. Žodžiu, važiuojam iš pradžio pafrezuosim vynuogės, to pačiu po to ir savo susifrezuosim, o mulčeris biškį palauks čia tą pikdželę. Ar taip jinai jau žydė, sužydėjus, važiuojam frezuoti iš pradžio. Katinas mane palydė, taip katinėlį, taip, miau. Ate, tai grįšim.
Reikia padėkoti Jolitai. Neries Vingis yra toksai kooperatyvas, ar ten jau nežinau, kaip ten vadinasi tiksliai, bet Facebook'e jinai yra Jolita, pasiieškokit, arba Neries Vingis. Nuostabaus skonio jautienos gaminiai. Tai mane pavaišino jinai šitais kotletukais. Kepsim. Turim bandželį, po to dar apsikepsim. Pasidarysim vakarienę. Tada dar to pačiu žmanikė nupirko sparnelių. Sparnelius pamarinavom, tai vat kol 20 minučių marinuosi, per tą laiką labai noriu, labai alkanas, tai per tą laiką išsikepsim kotletą ir suvalgysim burgeriuką. O pamarinavom vištienos sparnelius, tai biškutį sojos, česnako granulių, tada biškį druskos ir pipiriuko, viskas sumaišyti ir 20 minučių palaukti. Tam dar glazūrą reikia pasidaryti. Tai paglazūravimui irgi viskas paprasta, elementaru, medus, soja, biški pomidorų pastos, aliejus, česnaką neradau spaustuvo, tai sutarkavau su tokia mažytė tarkutė ir dar aitriosios paprikos, taip pat glazūravime. Nu, taigi laukime rezultato. Paskirtim. Šiukšlytes ir lietukas. Na, pavyzdžiui, ir čia yra. Tai galbūt tą kaitamos apsės labai gerai. Nešim termometrą, pasižiūrim, kas vyksta viduj. Oi, kaip glazūruojasi gražiai viskas. 58, dar mažoka. 63. 69, šitas jau sakyčiau bus iškepęs. Oi. Galima kai kurios bus nuiminėti, bet dar, reikia vis tiek dakepti iki bent jau 68, 72. Tada garantuotai bus prie kauliukų iškepęs, kuris čia buvo jau taip jau pilnai, 64, 65. Na va. Na, greitai. Čia gerai kad čia garinė. Taip. Oi, kaip dūmas graužia akis. Reikia kada nors pasidaryti ventiliaciją. Bet vis gerai taip kaip yra. Nu ir gerai. Viskas. Uždarom, laukiam. Oplia. Sparneliai, sparneliukai iškepė. Eime valgyti. O šonkauliukus sudėjom folgoje. Kokias 2,5 valandos folgai. Tada atidarysim. Užtepsim glazūrą. Dar pusvalanduką. Puikus savaitgalis. Šuva pasitinka irgi nori ėsti. Bet jai nevalia. Adienis gegužės 17. Kaip tingiu lipti iš mašinos, tai yra žiauru, bet reikia. Žodžiu, ne kiek tingiu, kiek nėra nuotaikos. Ar būna, kad visiems turbūt būna toks dalykas. Kadangi pagedo svarų, trūko diržas, būna, sako, lanksto vožtuvus, būna nelanksto. Nupirkom naują diržą, vakar su kolega vienu irgi geros kaiminystės, su Artūru vakar iki 11:30 uždėjom diržą, prasukam ne tas, nuėmėm, perdėjom kitaip, prasukam vis tiek ne tas ir dabar neaišku, ką daryti, ar čia tą mašiną išmestą, remontuoti ir, žodžiu, žinot, būna liūdesys. Tai paprastai kažkada tai galvodavau kitaip, o dabar atėjo tas jau metas, kai užžylės galvoje yra tiek
Tai kai padirbi pasidaro geriau. Nu, tai atvažiavau padirbti. Ir su to vakar, kai remontavom tą mašiną, žinai, ir vedam, neužsiveda, žinai. Prisiminiau tokį seną gerą anekdotą visai. Nu, kažkiam bus visai senas, kažkam naujas, bet man tikrai senas yra. Čia, kur irgi žmogus ryte veda automobilį, neužsiveda, žinai, jisai ten išlipęs ir ten per ratus paspardė ir apžiūrėjo ir kapotą atsidaręs, žiūri. Eina kaimynas. Sako, klausyk, ką neužsiveda automobilis? Sako, jo, neužsiveda, žinai. Sako, a tu žibintus pravaliai? Nu, sako, jo, pravaliau žibintus. Ir neužsiveda, neužsiveda. Palauk, sako. O išlipęs per ratus paspardėjai? Sako, jo, paspardžiu. Per visus 4 ratus paspardėjai? Nu, jo, per visus 4 ratus paspardžiu. Ir neužsiveda? Nu, neužsiveda. Palauk, aha. O priekinį stiklą nuvaliai? Jo, nuvaliau ir priekinį stiklą. Ir neužsiveda? Nu, neužsiveda. Nu, jo, tada ir aš nežinau, žinok. Tai va, žodžiu, prisiminiau. Ką bet darytum? Nu, neužsiveda ir aš nežinau. Tai žodžiu, kai nežinai, reikia vežti meistrui. Tai galbūt reikės vežti meistrui, pasižiūrėsim ten. Ar taip jau ten pažiūrėsim. Galbūt gaivinsim tą automobilį, gal negaivinsim. Gal kam reikia Subaru su motoro defektu 26 metų. Tai parašykit, gal tada ir negaivinsim, parduosim tiesiog jį nebrangiai. Gal atsigaivinsit, jeigu yra koks auksarankis, atsigaivinsit patys. Nu tai, kadangi čia va vėlgi lietus, vakar lietus, už vakar lietus, šiandien ryte lietus, dabar biški nustojo, tai vis tik tai, kad pasigerint nuotaiką, nusprendžiau atvažiuoti biški, ką nors padirbėsiu, dar nenusprendžiau tiksliai ką, bet tikrai žinau, kad prie statybų, nes nuotaika kelia statybos, šiandien dieną galvoju, kad man nuotaika pakels statybos. Tai vainame, pabandysim arba užlipsim, dabaigsim stogo, ten dar reikia vieną juostelę tokį prikalt, pačių šitų grebėstų, ir dar vieną juostelę vėjelenčių priekį, vieną juostelę vėjelenčių gale, nu žodžiu pasikrapštyti, arba reikia gal dabaigti kalti, ten šonas vienas yra neužkaltas pačios bioizoliacinės plėvelės, tai ten yra kampas jau visai atkirptas, tai galbūt netgi gal geriau užsimsim. Arba padarysim ir tą. Šiandien Eurovizija, vakare žiūrėsim Euroviziją, tokia jau yra jau beveik tapusi tradicija, kad žmonos gimtadienis yra gegužės pradžioj, o visą laiką praktiškai po kelių dienų būna Eurovizija, nu tai to papačiu tokia, taip simboliškai paminėsim žmonos gimtadienį ir pažiūrėsim Euroviziją. Čia kaip ir su krepšiniu, visi tada tampame, krepšinio atveju tai visi tampame treneriais, o Eurovizijos atveju visi muzikologais tampam ir labai tada visi suprantam ir komentuojam, jeigu susirenka visi. Žodžiu, kad einam padirbsim, pasitaisysim nuotaiką, kad vakare susitikti su geresnė nuotaika biškutė. Lipam. Katino ieškot einam. Gerai, einam. Gana, šiandieną, šeštadienį jau, man atrodo, 7:30. Reikia važiuoti namo, reikia užsikaisti kamadą. Mano
ponia Gastadinė žmonelė nupirko šunkauliukų. Tai kad žiūrėsim Euroviziją, čirškinsim komandai šunkauliukus. Ką noriu biškį papasakot, va, matėt, čia kažką dariau. Va čia. O, parodysite, va čia kažką dariau. Iš pradžio, pirminiam plane, čia durų neturėjo būti, durys turėjo būti tik tai, va ten, apsidalis. Bet, lemba čia sesuo atvažiavo, sako, tai kam jūs gyva, visas Smidrų laukas, darykit čia duris, tiesiai užeis. Nu, biškį pagalvom, nusprendėm, kad taip ir paliksim. Nu, tai žodžiu, dabar nežinau, ką daryti su tom durim. Bet gal paliksim ir duris, arba padarysim kokią vitrininį langą, o čia bus duris tikrai. O gal bus duris ir čia. Nu, iš esmės, tai čia jokio skirtumo, galim ir 2 duris padaryti. Tai iki sekmadienio važiuojam žiūrėti Eurovizijos. Tai šiai savaitė gal ir tiek. Nežinau, manau, kad tiek. Užteks. Žmonikė priskynė dar rabarbarų. Virė rabarbarų uogienę, labai skanu. Kas nori recepto, parašysim receptuką, kaip verdama uogienė. Nu, betgi uogienė kaip ir uogienė, bet kokia uogienė yra kaip uogienė verdama. Va, ir šiandien dienai sakau visiems tiek, sakau prenumeruokite, sakau spauskite patinka, jeigu nepatinka. Paskatinkite, paraginkite prenumeruoti savo draugus, tai yra man labai svarbu, kad mano kanalas būtų pakeltas biškį viršų. Tai visiems gero savaitgalio, jeigu ką žiūri Euroviziją, geros Eurovizijos, nu ir tiek žodžių šiandien. Iki pasimatymo.